Sveiko žuvis. Na, sulaukėte iš tikrųjų nuostabios savaitės, kadangi pasyvumai visi baigti ir aktyvumas, dar kartą aktyvumas. Ir nesvarbu nuo jūsų amžiaus, netgi vyresnės žuvis galite jausti ženkliai geriau, aktyviau, net seksualiau. Taigi, dar kartą pabrėžiu, nepriklausomai nuo jūsų amžiaus, ar esat jaunutės žuvelės, kurie dar tik pradedate gyvenimą, ar jau solidžioj amžiaus, kažkokioje aukštumoje, visiems neblogai seksis. Na ir, kaip sakoma, amžius yra ne riba, bet kokiam amžiui yra palanku įsimylėti. Tai šitą savaitę tokia labai įdomi, ar jums 15 ar 150 metų, vis tiek yra tikimybė, kad jūs įsimylėsit, ar kažkas tai jums labai patiks, ar jūs kažkam patiksite. Taigi daugiau dėmesio šią savaitę kreipkite į jausmus ir apsižvalgykite, gal kažkas jūs stebi, gal kažkas nesiryžta jūsų užkalbinti ar pasakyti gerą žodį. Na, o jums ši savaitė tai turėtų būti daugiau dėmesio turėtumėt koncentruoti į savo išvaizdą, į savo grožį, šypsena iki ausų turi būti, nes tai padės ne tik tai bendrauti su žmonėmis, džiuginti juos, bet ir pasiekti geresnių rezultatų darbe. Kaip ten sakosi, kai mes šypsomės, gaminasi laimės hormonas. Taigi gaminame šią savaitę laimės hormoną ir iki kitos savaitės. Ate.